Tai būtent, nes ir mano pačio ligoniai, jų problema, kad jie turi lūkesčius. O lūkesčiai surišti su viskuo, su rytojum, su kitais žmonėmis, ir jie niekada neįsipildo. Didžiausias lūkestis džiaugti šiandien dieną. Viskas. Tada nėra streso, nėra tos baimės, kad tu kažko nesulauksi, o ko sulaukti reikia. Reikia džiaugtis dabar, o nelaukti. Kai tu tik pradedi laukti, tu negyveni. Tai tada kitas klausimas, jeigu tu negyveni, tai ko tu bijai numirti? Vis tiek negyveni. Žmonės ir įsigąsta, nes jie gyvena ateitim ir staiga supranta, ateities nėra. O kad jos ir taip nėra, kad rytojus neegzistuoja, tai fantazijos neužtenka apie žmogų. Tai va čia ir yra tas, kad tu žinai, jeigu tik šiandien, nes rytoj atsikelsit, vis tiek bus šiandien. Jūs tą rytojų kaip norit, ten vyniokit, jo nebus. Nes aš tą kokie, nežinau, gal 30 metų atgal Vokietijoje alaus bare užrašas, rytoj alus nemokamas. Ir man tada visas gyvenimo pamokos iš karto stojo į vietą.